Sveiki atvykę į automobilio apžvalgą. Čia matysite automobilį Tesla X. Pačią naujausią mašiną šitame pasaulyje. Šita mašina, ką jūs dabar matysite, liks jums žiūrovai. Jūsų paskutinis balsavimas beliko šitos mašinos. Jūs jau šitą mašiną nubalsuosite, jau patys balsuosite, žiūrovai. Nes todėl, kad jau bus tam tikri balsai jūsų surinkti. O dabar prieinam toliau. Šitą mašiną aš pirkau ne dėl to. Jos kaina 3 500 000. Šitą mašiną, kai jūs nusipirkat, aš paminėsiu vieną pliusus ir kurie yra pora minusų. Pliusas yra tai, kad variklis yra elektrinis, tai čia yra gerai. Vat kaip pas BMW M2, tenais, kur mašiną mes bandėmės. Ir jums rodžiau šitame video medžiagą. Rodžiau, kad M2 automobilis turi variklį. M2 automobilis skirtumas yra tai, kad benzininis, o va šitą mašiną, kurį matote, elektrinę mašiną Tesla X, tai jinai vadinasi Tesla X. Paprasčiausiai va tai pasakysiu. Šitą mašiną, ką jūs gaunate už šitas sumas, kai nusipirkat tokias mašinas, jūs galite važiuoti žvyrkeliu, galite važiuoti smėlio vietovėmis, jeigu galit. Bet aš patarčiau važiuoti geriau gatvėmis ir iš loginės pusės. Toliau noriu pasakyti, kad šita mašina Tesla X tiesiog jinai pati geriausia mašina pasaulyje. Nes aš noriu, kad šita mašina daugiausiai surinktų laikų už šį YouTube kanalą. Visą kanalą. Už viską. Tai kad jūs balsuokite, žiūrovai, už šitą mašiną. Nepamirškite, balsavimas dar nesustabdytas. Nes šios mašinos balsavimas bus kitoks kaip įprastai. Tik trumpiau vyks kaip pasakius. Balsavimas priklauso nuo mašinos kokybės, priklauso kaip jinai greitai važiuoja ir kitais dalykais. Kiti dalykai yra svarbus šitai mašinai, atkreipkite iš tuos dalykus. Jeigu matote mašinai, kad jinai važiuoja didžiausiu greičiu, jūs būtinai nepamirškite atsibėgėti. Nes kai jūs pamirštate, jūs tai tiesiog nežinote, kad mašina gerai važiuoja. O dabar jau rytoj testuosime automobilio greitį ir pasakysiu tam tikrus rezultatus. O rezultatai bus sekančiam video, kai jų būsit gerai išbalsavę ir išrinksite nugalėtoją. Tik žiūrovai, tik viskas priklausys nuo jūsų, kaip jūs nubalsuosite už šitas mašinas abidvi. Ir tęsim toliau kelionės. Kelionės bus tolesnės kitų mašinų apžvalgos. Tai kad jūs žinokit, balsuokit, neužmirškite. Nes balsavimas yra labai jūsų svarbus. Va kaip tik praleidau ir va taip atsitiko, kad nepasakiau, kad 3, 2, 1 dėmesio startas. Šitą mašiną, dabar tiesiog jos greitį, kaip tik matome, kad jinai elektrinė mašina, labai greitai įsibėgia per kelias sekundės, bet jeigu mes testuotume pagrindinį variklio galią ir automobilio įsibėgimo momentą, tai tada rezultatai viskas paaiškėtų. Aš tiesiog, nenoriu taip sakyti, bet šita mašina labai gal ir lips ant kalno. Ir aš norėčiau šitai mašinai Teslai palinkėti, kad jinai gerai sulaikytų. Tai ačiū ir iki kitų kartų.